Na ką, sveiki draugai, šiandien žiūriu, atsisėdavau mašiną, 102 km, dar tiek nematęs, kad tiek rodytų. Dabar įjungiau čia biškį radiją, tai 101 paliko. O tai buvo 102, net keista. Ką reiškia, kai atšilo orai, nuvažiuojamas atstumas padidėja paprasčiausiai. Tai mašina važiuoja gerai, žodžiu, ką mes pasidarėm, tai buvom servise šiandien, susitvarkėm šakės, blemba, ką ten tvarkė dabar, aš galvoju. Kažkokie salemblokai, kažkas ten, žodžiu, šakę ten laiko, kažkokie klibėja tie. Nes buvo biški toks vairas kaip laisvas ir biški mašina kaip norėjo plaukėti, tai viską pakeitė, sumokėjom 70 eurų su pakeitimu. Ir ką dar paprašiau, kad patikrintų važiuoklę visą. Tai važiuoklė viskas kaip ir gerai, sakė. Dar ką prašiau, kad pažiūrėtų reduktoriai. Vienintelė vieta, kuri tepalas pilas šitai mašinai, tai reduktoriai, kur ten viskas sukosi ten tepale. Tai ten patikrina, sakė, tepala yra, viskas gerai ir liuks viskas. Tai dabar, kai čia sutvarkė, buvo toks mažas bildesys atsiradęs, tai dabar jau to bildesio nebėra ir važiuoja viskas puikiai. Nu ką, mes važiuojam į gimtadienį, ane, žmona? Na, važiuojam į gimtadienį, paėmiau biškį dabar po servisą, sakau, atsisėsiu, pažiūrėsiu, va, vėl 102 km, o vėl 101 paliko. O, 102. Bet nebuvo nei kartą, ne tiek, kad būtų 102. 114 daugiausiai. 114 buvo? Oi, nasau. Nei kartą tiek nematėm, kad 114 būtų. Aš net nuotrauką padariau. Netgi nuotrauką padarėjai? Nu gerai, galėsim į filmuką įdėti, parodysim, kad 114 km galėtų nuvažiuoti. Jo, daug tikrai, palyginus. Skirygos galėtų. Palauk, biškį sustosim. Jo, va, 114 nuotrauka yra. Tai nėra taip jau blogai, aš negalvau, kad čia su tiek su jo gali nuvažiuoti, sakiau, apie 90 mes sakydavom nuvažiuoji, tai jau džiaugdavus, tai... Bet tai dabar žiūriu, kai jeigu tiek rodo, tai iš vis gerai. Kas čia yra, tai kamerai nefokusuoja kažko. O, dabar gerai. Gerai, nuvažiuosim biškį iki vietas, dar papasakosiu apie automobilį, kaip sekasi, kaip kas toliau. Na ką, biškį statistikos turbūt apie automobilį. Tai mes su šito automobiliu esam nuvažiavę 1336 km. Bet yra daugiau, mes esam apie 2000 kažkur nuvažiavę. Nes aš buvau nunulinęs netyčia kilometražą. Ir dėl to iš naujo pradėjęs skaičiuoti. Šiaip yra apie 2000 km turėtų būti nuvažiuota. Tai va, į 1336 km sunaudojom 234 kWh. Nu, manau, kad normaliai. Ir vidutinės sąnaudas kažkada pačioj pradžioj, man atsimenu, rodydavo 20 kWh 100 km, tai dabar pasivažinėjus daugiau rodo 17,5 kWh. Bet čia vidutinės sąnaudas, čia vidurkis yra šiaip paimamas. Bet šiaip manau, jeigu išvažiuotum ant kelio, tai gali būti, kad ir visa galbūt netgi 15 būtų kWh. Bet kad akumuliatorius atšilus orams rodo 97, tai dabar, nu, čia mes į svečius jau atvažiavę esam. Pas brolį, į svečius va čia, į mergaitės gimtadienį. Tai va, kas čia dar, palaukit, pažiūrim. Srautas, ką srautė čia rodo? Ai, čia rodo, kada važiuoji iš akumuliatoriaus jamą ir kada arba stabdai, arba atleidi gazą, tai rodo, kad krauna akumuliatorių. Kas čia daugiau pas mumis yra? Čia navigacija, temperatūra, nu čia kaip ir visur turbūt. Kas čia meniu gero? Automobilis, kas čia yra? Borto kompiuteris, ką čia rodo mum? Vidutinis greitis, bendras sąnaudas kilovatvalandžių. Nu čia panašiai tą, ką rodė tam priekiniam.
Elektromobilis, kas čia yra? Energijos srautas. Ai, čia tas pats. Sąnaudų duomenys. Čia kažkas įdomiau. Energija. Kilovatvalandžių. Nelabai čia supranta, reiktų čia įsigilinti realiai. Įkrovimo tvarkaraštis, kas čia? Visada kraunama, pradėti krauti. Galima nustatyti, matot, netgi nuo kelintos valandos, kad pradėtų krauti, sakykime. Įdomiai. Yra netgi pašildymo sistema kažkaip galima nustatyti. Dar nežinau, net čia kažkada žiūrėjom, kad kažkelintą valandą įsijungia šildymas, kad, pavyzdžiui, iš ryto tau nupūstų langą. Tai galima irgi nustatyti laiką, kiek žinau. Patogumo programavimas. Va, čia bus jaučiu. Jo. Kada pradės šildyti mašiną. Vėjelis, kada pradės šildyti. Nu šiaip kas iš daugiau. Per 2000 km nuvažiavus visiškai nieko. Elektromobilių patenkintas esu labai. Žmona daugiau važiuoja su šito automobiliu. Tai jinai jos irgi klausiau, tai kaip ar patinka. Sakė, labai patinka važinėti šito automobiliu. Iš pradžių labai bijojo automatinės pavarų dėžės. Dabar, kai pripratas, sakau, norėtum mechaninį bevažiuoti, sako, nebenorėčiau. Nors čia ta automatinė ta greičių dėžė ne taip, kaip kai automobiliams, benzininiams būna ten bėgiai junginėjasi. Čia niekas nesijunginėja, jungi vieną bėgį, jis vienu bėgiu ir važiuoja, tik tiesiog elektros variklis apsukas kelia ir viskas. Daugiau, kas turėjom čia tokį vieną eismo įvykį mažutį. Tai buvo, tuoj pasimsiu raktą, kad netyčia neužsirakintų man čia. Buvo vieną kartą eismo įvykis. Tai sustojom su mašina ir bakstelėjo mums į užpakalį. Čia gal netgi matosi, va, numeris. Tai žmogus buvo grįžęs iš Norvegijos, tai draudimas ten lyg norvegiškas, if draudimas. Tai susisiekiau su lietuvišku if draudimu, nusinčiau ten duomenis, tai sakė, labai ilgai čia užtruks tas visas reikalas. Tai nežinau, jau kokias 2,5 gal savaitės jau laukiam ir kol kas nieko nesulaukiam. Taip, automobilis daugų viskas ok. Matot, distancinis kišeniai paini 2 metrus iš šoną, užsirakina mašiną. Kas gerai, kad nereikia mašinas rakinėti, jeigu pultelį pasiėmė į kišeniai, vis laik nešiojas, jį užsirakina, prieini arčiau atsirakina. Atsirakinus, prieėjus, va, paspaudi knopkutę, yra tokia, viskas atsirakina mašiną. Neturint pultelio, neatidarysi mašinas. Daugiau viskas kaip ir liuks. Aišku, norėtųsi biškį daugiau, kad nuvažiuotų automobilis, bet sakau, mes nuvažiuojam iki Šiaulių, iki Mažeikių, jokių problemų. Biškį pasikraunam. Čia prieš tai video gal matėt, kai mes važiavom ekstremaliai namo. Pravažiavom, ten dar kiek įsiaiškinu, 2 km galėjau nuvažiuoti. Bet pravažiavom. Tai va, kol kas liuks. Pravažiuosim dar kažkiek kilometrų, bus žinių, dar įkelsiu, parodysiu. Tai kol kas tiek, visiems iki.